Mano vardas yra Zbigniew, aš dirbu dizaineriu Indigo Kids. Indigo Kids tai du žmonės, programeris ir dizaineris. Praeitą kartą sakiau, kad yra +1, tai pastoviai pas mus yra tas +1. Šiuo metu yra kaip ir bandom vieną vadybininką ir yra pagalbininkas dar HTML programuotojas. Dirbam mes ofise 5, yra dar motion dizaineris, bet kiekvienas atstovauja vos ne savo studiją. Per šios metus mes sukūrėm pakankamai daug projektų, tai yra kažkur 9-10 projektų atskirų naujų, palaikėm Pildyk.lt svetainę ir dar padarėm pakankamai daug darbų Tele2. Tele2 šiuo metu yra mūsų kaip ir pagrindinis klientas. Padarėm jiems interneto stotelės, ten žalias tas daiktas. Iniciatyva šeimai buvo Slibinų medžioklė, kuri vyko Palangoj. Pildyk naktinės irgi mūsų kurtas šiais metais ir dar krūva visokiausių kitų projektų. Kažkokių tendencijų kūrime pas mus kaip ir nebuvo, nes visi projektai buvo skirtingi pakankamai, bet nuo gegužės mėnesio beveik visi mūsų tinklalapiai kažkaip taip išėjo, kad yra mėlyni. Tai ta tendencija tada pastarojo pusmečio būtų tokia, kad mėlynumas kažkaip įsivyravo mūsų darbose. Iš kitos pusės, kai Valdas pasakė, vėl mėlynas svetainę darai, mes prasiėjom pro gatvę, kai pietauti ėjom ir supratom, kad lietuviški logotipai beveik visi yra mėlyni arba raudoni. Retų atveju atsiranda kitos spalvos. Kalbant apie kažkokias tendencijas, kurios bus kitais metais, tai faktas, kad tokios technologijos, jos jau kaip ir nenaujovas, bet visi šneka apie CSS3 ir HTML5. Realiai kitais metais jau palaikymas greičiausiai bus pilnas šitų kaip ir inovacijų. 3D, Flash video, tai kaip ir dabar pakankamai daug tų technologijų naudojama, yra padaryti visokiausi varikliukai, kurie įgalina web puslapiuose jau naudoti pakankamai daug dalykų, kurie yra naudojami televizijai, žaidimuose. Su HTML5 ir CSS3 sako, kad jis pakeis Flash. Aš nemanau, nes pakol kas, tai ką gali HTML5 su CS3, tai yra kaip Tetrai lyginti su Xbox'u. Ta prasme, taip, ten kažkiek galima animuoti kažką ten naujovių kažkokių didelių aš ten nelabai matau. Bet kad tai bus naudojama Lietuvoje pakankamai intensyviai, esu įsitikinęs. Ta prasme, visos formos, pildymas, jis bus gal daugiau interaktyvus, malonus akiai, kad atsiras animacijų. Aš gal vandens atsigersiu, tai kažkaip. Pagal viską, tai web dizaine visą laiką yra naudojama gridus, ta prasme, kaip informacija dėliojama. Pastaruoju metu, ypač atsiradus WordPressiniams template'ams, atsiradus dideliam kiekiui portalų, tai yra kaip ir viena iš tendencijų šių metų buvo, kad visus puslapius bandė sugrydinti kažkokiais blokais ir kitais metais tai tikriausiai dar daugiau to bus, nes ir gruponai viskas remiasi į kažkokią nuotrauką ir kad nebūtų tai ištaškyta. Atsiranda iš žurnalų printų, bent jau užsienį yra populiaru dabar dėti kažkokią didelę vieną nuotrauką arba iliustraciją, žaidžiama yra su tekstais ir po biškį jau web dizainas pats, jis patampa panašesnis į tai, ką mes įpratę matyti brošiūrose. Ta prasme, kažkokios iliustracijos didžiulės, dar kažkas. Užsienyje ypač yra išskiriama kažkokia viena savybė produkto arba paslaugų. Lietuvoje pakol kas yra bardakas su svetainėm, kad įkišta labai daug banerių, visokiausių ten rėkiančių apie tai, kad jie gali ir suvyrinti kažkokį daiktą ir padaryti interneto svetainį ir dar kažkas, ta prasme, didelio spektro specialistai. Galvojant apie tai, kad
Krizė privertė labai daug žmonių pasitraukti iš esamų darbų, arba jos atleido, arba galvoja, kad jie gali patys daugiau uždirbti. Tai turbūt atsiras ir šiais metais jau daug kas pradėjo savo verslą labai specializuoti. Tai tokio pavydalo kažkas puslapį, aš manau, Lietuvoje jų bus vis daugiau ir daugiau, kur žmogus išskirs kažkokią vieną savo siūlomą paslaugą ir būtent reklamuosi. Su tipografija, tai vat, būtent atsiradus tam HTML5 su CSS3 pagalba, galima bus naudoti žymiai daugiau šriftų. Dabar irgi, šiais metais irgi pakankamai daug atsirado tų puslapių su nestandartiniais šriftais, kas, pavyzdžiui, tas pats Kufonas kaip technologija įgalino žymiai paprasčiau naudoti skirtingus šriftus. Pantonas prieš kelias dienas ar šią savaitę paskelbė metų spalvą. Tai bus tokia honeysuckle, ta prasme pink kažkokia. Nežinau, kaip tai honeysuckle. Iš esmės kaip, nors aš visą laiką žiūriu į tos dalykus su spalvom pakankamai taip skeptiškai, bet praeitų metų spalva buvo šita, tokia, nežinau, rusiškai tai vadinasi cvet jaica drazda. Ta prasme, tai yra oficialus pavadinimas. Ir kaip man būtų keista, bet aš tą sužinojau tik šiandien ar užvakar. Ta prasme, pažiūrėjau, kad tai buvo metų spalva ir žiūriu, kad jinai panaši į tą spalvą, kur 6 mėnesiai jau pas mus darbose ir vyrauja. Tai reiškia, pro visokiausius tas media kanalus tikriausiai užsifiksavo tas spalva. Čia nesimato, kad jinai tokia, aš gal, jeigu galima, jinai ta prasme, mėlyna labiau tokia. Mėlyna į žalį. Tai, kas liečia pačios technologijos, tai jo, 3D yra gera technologija, visi žaidžia ir visi ir toliau žais, bet bent jau motion'e, ką aš matau ir kas printė, tai 3D norima iš vis padaryti taip, bandoma pasiekti tokį efektą, kad tai buvo padaryta nuotrauka, realus daiktas ir kad jeigu įmanoma yra daryti rankom kažką, tai dizaineriai vis dažniau ima ir rankom ten iškarpo kažką. Tos pačios, kur žiauriai populiari reklama buvo Sony Bravia, kur metė kažkiek ten milijoną kamuoliukų ar kiek ir jie šokinėja, gal visi tikriausiai matė. Realiai galima buvo tą viską padaryti ir su 3D. Spėju, kad net kaina būtų žymiai mažesnė, bet tame ir fiškiai ir buvo, kad tai real daiktas. Paleido Daft Punkai dabar irgi naują savo albumą, soundtracką Tron filmui. Ir irgi jie kaip visą laiką su kompiuteriu kūrė muziką, bet šiuo atveju visi garsai yra įrašyti su pagalba simfoninio orkestro. Visgi tikras daiktas ir faktūra to tikroviškumo, akis gali kaip 3D galima padaryti taip, kad beveik neatskirsi, bet kažkur smegenyse tu jauti, kad tai yra netikras daiktas. Ir vat, ta tendencija, aš manau, Lietuvoje po biškį gal atkeliaus, čia klausimas, nes užsienyje, ta prasme, tai yra naudojama, Lietuvoje visgi puslapiai yra biškyje truputį taip atsilikę, bet tai yra suprantama, pas mus kaip ir, nelabai reikia gerų daiktų šiaip produktų. Kas liečia studijas, ta prasme, aš čia įdėjau Bestwebo reitingą, ten apie 60 ar 70 dabar įmonių. Vis daugiau atsiras mažų studijų, kaip, pavyzdžiui, mūsų Indigo Kids. Nes žmonės praranda darbą arba išeina ir tikisi, kad uždirb daugiau. Atsiras, reiškia, ir geresnių greičiausiai darbų, nes žmonės bandys kažkaip uždirbti savo vardą. Ir taip žiūrint, šiais metais bent jau
keli pažįstami, kurie dirbo studijose, išėjo freelanceriau. Tai reiškia, kad kainos mažės, seni specialistai bandys įkurti savo studijas, o senos studijas greičiausiai prisirinks studentų labai daug, tai kad bus įdomu pažiūrėti, gal kaip tik nekris, o atsiras daugiau inovacijų. Ta prasme, naujų vėjų.